Šitos Godzilos atsirado irgi visai netikėtai. Tiesiog vaikai žinodami, kad jau aš darau tokią temą ir ieškau įvairių personažų, užtiko kažkur nekilnojamo turto skelbimuose. Prie vienos sodybos nufotografuota ir aš pasakiau, kad šitas tai aš būtinai turiu padaryti. Tuo labiau, kad man kažkaip tuo metu buvo labai pradėję nervinti visa ta situacija aplinkoje, kai tokia didžiulė agresija ir toks susipriešinimas ir kiekvienas žodis atrodo iššaukia priešingas reakcijas ir visi ten kimba viens kitam į gerkles. Ir dar tuo metu vyko didelis tarptautinis forumas, kuris vadinosi Dialogo dvasia. Tai aš pavadinau šitą darbą Dialogas. Toks groteskiškas tas dialogas. Ir pasirodo, paskui sužinojau, kur yra šita vieta. Tai yra Zarasų rajone tokia vietovė Padustėlis ir ten vietinis, man atrodo, agronomas savo sodybą visą yra apstatęs nuostabaus keistumo ir grožio betoniniam skulptūrom ir aš prisižadėjau, kad būtinai nuvažiuosiu jas, pažiūrėsiu natūrai, bet kol kas nenuvažiavau, bet tikrai šią vasarą tą padarysiu.